Tai tu dabar klaus manęs, sakyk, klaus klausimą. Ten atsitiko, labai džiaugiausi tuo garbės ženklu. Išėjome iš Rotušės visi, galvojome, kur čia mums dar šampano išgerti. Beeinant prie Meno parko galerijos susitikau vieną bičiulį ir praskleidžiau savo striukę, sakau, štai ką aš tau parodysiu ir pademonstravau savo tik prisektą ženklą, Santuokos garbės ženklą ant krūtinės atlape. Ir išdidžiai pademonstravusi, nuėjau, jisai liko nustebęs. O, sakė, kaip čia gražu, kas čia darosi, o aš jį palikau nustebusi ir mes visą kompaniją nuėjome toliau į kavinę, gerti šampano, atžymėti šitą šventę ir kažkokiu tai momentu aš tiesiog žvilgti savo atlapas tuščias, galvoju, ką čia mistika, gal aš čia susapnavau, gal iš vis jo nebuvo, gal čia tiesiog iškia vaizduotės žaismas, ir labiausiai tai nusiminė mano draugės. Tiesiog, nes negalėjau patikėti savo akimis, parodyk, nėra, sakau, pamečiau. Na ką, draugės bėgo, sūnus su mano draugėmis bėgo atgal visą kelią Vilniaus gatve iki Rotušės aikštės. Ieškojo. O aš sėdėjau ir juokiausi ir mano klasės draugė viena sako, sako, taip, sako, čia labai tavo stiliui, čia sako tavo stiliui. Taip, bet sakau, sakau, aš nespėjau prie jo prisirišti, sakau, tiesiog jis dar nesušilo prie manęs, neprikibo kaip reikia, aš neprisirišau, tiesiog, yra įvyko kažkas, aš nespėjau priprast. Na ir tiek žinių, tada pusę vakaro apie tai šnekėjom, juokėmės, nes iš tikrųjų, kad kaip aš stebiu, tai man dažnai atsitinka įvairių tokių dalykų ir man, tarsi aš jau savęs šitoj vietoj nebestebinu, ta prasme, kad priėmiau kaip natūralų dalyką. Beje, daiktas tai yra, kaip pasakyti, idėjos išraiška, aš manau, ir pati idėja yra aiški, konkreti, garbės ženklas, garbė, turiu dokumentą. Tik tiek, kad negaliu prisisegti jo prie krūtinės. Aš labai norėjau išdidžiai nueiti į darbą įsisegusi iš varkelį. Na ir grįžau namo. Kažkaip taip pasikabinau rūbus ir netyčia žvilgtelėjau kišenėlėn švarko, o jis tenais. Beje, aš tikrai nesijaučiu taip, kad būčiau kalta, kad aš atmestinai žiūrėjau į tai, kadangi iš tiesų buvo prisegimas, mechanizmas buvo prastai padarytas. Žodžiu, mes jau ten kūrėm planus, kaip rašysiu skelbimą į Kauno dieną, o draugės žadėjo susimesti, jeigu reikės atpirkti. Žadėjo susimesti pinigus. Tai va, tokia istorija. Gerai baigėsi, ačiū Dievui. Viskas gerai, medalį turiu, pasidėjau į dėžutę. Ir labai atsargiai aš jį nešiosiu ateity. Tikrai meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nereiškia. Tikrai reiškia, todėl kad aš vienaprasmiškai sakau, aš esu kaunietė ir tuo didžiuojuos. Niekada nenorėjau gyventi jokiame kitame mieste ir likimas taip lėmė, ačiū Dievui, kad grįžau į Kauną. Ir tie 25 metai iš tikrųjų labai įdomiai man sutapo su to, kad 89 metais baigiau Dailės institutą tuometinį ir mano kaip jau išsilavinusio žmogaus, baigusio mokslus, grįžimas namos ir šitie visi metai sutapo su tuo, kad, tarkim, šiais metais mano sūnus suėjo 24 metai. Na ir su tuo sutapo, kad baigus institutą aš grįžau į Kauną ir štai prasidėjo koks tai visoje Lietuvoje visai kitas etapas gyvenimo. Ir tai sutapo su tuo, kad atsirado viltis, kad mūsų gyvenimas iš tikrųjų turi perspektyvą, ta prasme, nes
kiek pamenu, kai studijuojant, mes tiesiog nekalbėdavom apie tai, kas bus, kokie gali būti, kažkokios kitokios vizijos, apart tos, sakysim, kurią turėjom, kurioje mes buvom įstatyti toj situacijoje, ekonominiai, politiniai, sakysim, kaip mes užaugom, kaip mes studijavom ir aš kaip vadinu, sakysim, tie studijų metai, ko gero tai ir buvo dėsningai, sakysim, kaip aš vadinu, duobė. O aš staiga baigi mokslus, viskas pasikeičia, žmonės po gatvės vaikšto su vėliavomis, tūkstantiniai mitingai Santakoje, Vingio parke. Žodžiu, bet taip, tas viskas labai, kaip pasakyti, taip buvo gerai išpuolė visą tą situaciją. Aš manau, kad gerai, nes tuo pačiu tu išeini tos mokslus, tuo labiau, kad reiškia, kad smarkiai ideologizuoti buvo tie mokslai, ypač vaizdavimuosiuose menuose. Mes turėjom atlikti tas idėjines užduotis, atiduoti tą duoklę, nes kitaip, tiesiog negausi pažymio, ne tik stipendijos ir turėsi, kaip sakant, tiesiog, arba turėjai tiesiog išeiti iš tos vietos, mest mokslus ir viskas, jeigu tu nenori, nupilko bilietas, žodžiu. Tai mes visi sėdėjom tam kompromise, kai studijavom ir tas buvo labai sunku, psichologiškai labai sudėtinga, sunku. Jauti, kad tu tiesiog vos net, tu esi priverstas būti to konformistu, vos nekolaboruoti. Aš nebijau to žodžio. Gali ten visaip kalbėti, tai prasme, kad tu ne bažnyčiose nupaišysi diplominiam darbe. O ir tuo pačiu tos parodos pradėjo, kaip, iš tiesų matyti inspiravo labai smarkiai tas ore, tos visos idėjos, tie pasikeitimai, persikeitimai, taigi žmonės laikraščius pradėjo skaityti, jauni žmonės pradėjo laikraščius skaityti, žmonės jauni žinojo lyderių pavardės, žinojo, kas yra lyderiai, kas yra ten aukščiausia taryba, kas ten kokias atlieka pareigas. Tai prasme, kai tuo tarpu tas apolitiškumas menininkų tarpe tai buvo normalus dalykas ir iš vis, kaip sakyt, natūrali būsena. Tai va. Tai tas vis tiek labai smarkiai inspiravo ir dėl to, aš manau, kai buvo dėkinga, nes startavom labai, aš manau, ambicingai, smagiai, norėjom dirbti ir turėjom tokią viltį, kad viskas jau turi pasikeisti, ta sistema, kad jau turėtų ir tos jaunus žmonės įsileisti į parodų sales ir turėtų būti jau tas rodiklis, ne tai ten reiškia, kiek tu ten žvaigždžių nupaišai, ar tu nupaišai Liepos 21-osios paveikslą ar nenupaišai, bet kokybė turėjo būti rodiklis, meno kokybė. Manau, kad pokyčiai buvo teigiami ir jie, kaip sakyti, šitom Kauno kontekste iš tikrųjų tuo metu išryškėjo labai nemažai tikrai gerų menininkų ir skirtingų labai skirtingų, labai visokių, žodžiu, labai aiškiai išsisluoksniavo per greitą laiką išsisluoksniavo labai aiškiai, sakysim, tie saloniniai menininkai, salonas toks, reiškia, išsisluoksniavo tie, kurie daugiau eksperimentavo, buvo, reiškia, daugiau rizikavo, ėjo į formatus didelius, sakysim, aš nekalbu vien tik apie tapybą, bet ir, sakysim, visose srityse meno, tai prasme, buvo labai didelis pajudėjimas, aš manau. Buvo dar tokių, sakysim, čia to neišvengsi, sakysim, vyresnio amžiaus žmonės, jie sunkiau prisitaiko prie tos situacijos. Jie susiformavo ir ne tik studijavo, bet ir susiformavo kaip asmenybės ir kaip menininkai tam konformizmo šitom sąlygom. Gaudavo tos užsakymus iš dailės kombinato ir tikrai jie buvo ganėtinai, tai prasme, geri tie užsakymai, pinigų prasme, gerai mokama už juos, gaudavo dirbtuvės senamiestį, sakysim, jeigu taip pasižiūrėjus. Didžioji dauguma, tai tų oficiozinių žmonių, reiškia, menininkų, jie, kaip pasakyti, labai neblogai gyveno
tuo metu. Dabar pasižiūrėjus, sakysim, tai labai nedaug ten tų jaunesnių, kurie baigė, sakysim, prieš mane metus ar du, kad jie į tas pozicijas būtų pataikę, nes tos pozicijos buvo užimtos. Patys esam suorganizavę plenerus, tai prasme patys, be jokių ten finansavimų, be jokių projektų rašymų, tai prasme toks buvo laikas, kad tiesiog kilo kažkam idėja, organizuojam plenerą. Albertas Linkevičius amžinatilsį pirmą suorganizavo Lampėdžiuose. Paskui ten draugas vienas dirbo, fotografas Tulgaitis dirbo Ivanausko muziejui, irgi ten pasitarė, suorganizavo 2 plenerus, tais pačiais metais Ventės rage. Jokių projektų, jokių finansavimų, tiesiog, reiškia, paskolino menininkų namai autobusėlį, mes susimetėm ant benzino ir blokados laiku. Nuvažiavom. Tai prasme, kad, bet, tiesiog, kaip pasakyti, tai buvo tokie dalykai, nieks neturėjo tam praktikos. Tiesiog paprasčiausia, bet tokios idėjos, reiškia, buvo. Sugalvom, kompanija susirinko, viskas, važiuojam. Tai jums taip ir gavosi, kad jūs norom, nenorom ir pradėjot patys kuruoti savo parodas. Taip, nes kitokios tarsi praktikos nebuvo, nes, kaip pasakyti, arba ten muziejus pakviesdavo, parodų rūmai pakviesdavo daryti kokią tai parodą, ten būdavo kažkokios bendros suneštinės parodos ir aplamai tokio žodžio kaip kuratorius nebuvo. Tokios savokos nebuvo ir tokių žmonių nebuvo, būdavo, negalima išskirti vien tik tai tokio reiškinio, nes ir patys galeristai irgi šiek tiek pajuto, buvo tokių žmonių, kurie, sakysim, personos tokios atsirado, kurie menininkams siūlė, kad jie išveš jų meno kūrinius į užsienį ir brangiai parduos. Ir mes, didžioji dauguma iš mūsų esame, reiškia, papuolę į tokias rankas. Gal kažkam ir pasisekė gauti tų pinigų, kažkas buvo parduota, bet aš manau, kad ir daugelis esame ir nukentėję nuo to. Kaip sakant, ta praktika, papuolė į sukčių rankas, arba jiems tiesiog nepasisekė, paskui eini gatvę ir matai žmogų ir matai, kaip jisai slapstosi. Žodžiu, buvo tokių situacijų, tai jie irgi pajuto, galeristai, tie, kurie kūrė tas galerijas, jie taipogi pajuto šitą dalyką, kad jie kaip ir vietiniams menininkams irgi gerai, nes yra tikrai daug gerų menininkų Lietuvoje, kurie, kaip sakant, toj tarptautiniai rinkoje visiškai nežinomi, iš tikrųjų profesionalūs geri menininkai ir jie pajuto, kad jie iš tikrųjų gali būti vertinti ir ta meninė ir piniginė prasme, ta prasme, gali būti vertinti užsienį. Tai jie tuo pačiu irgi steigė tas galerijas ir bandė ieškoti kontaktų ir su užsieniu. Aš manau, kad tai buvo susiję. Taip, jeigu per tuos 25 metus, taip pagalvojus, kas dabar man taip iškart tokia tai mintis kyla, niekada man per daug neturėjau aš tokio aktyvaus to bendradarbiavimo. Kažkokiu tai momentu galvojau, kad jis galėtų būti aktyvesnis, ta prasme, o paskui kaip pripratau prie to ir tai pasidarė kažkaip kaip ir normalu, ta prasme, kad, čia tik tai personalijų yra dalykai, bet daugeliu atveju tai yra kaip jeigu tu esi prisirišęs prie galerijos, tai galerija, jeigu rūpinasi savo tą tokią sklaidą, savo matomumu, girdimumu, tai jinai samdo menotyrininką, kuris rašo. Kitas variantas, jeigu gauni ten valstybės paramą, tai reikia rinkti apie save medžiagą, tai tada darai parodą, tai tada dažniausiai eini ir prašai, kad parašytų. Deja, taip yra. Bet čia kaip, aš asmeniškai taip galvoju, kad yra toks momentas, kad tu tarsi reiškia, darai kažką ir dar eini ir prašai, kad tave pagirtų. Nes faktiškai, bet, nebūtinai pagirtų, bet, sakysim, pačios analizės, sakysim, buvimas. Jie, menotyrininkai, jie irgi yra žmonės,
personos, ta prasme, kiekvienas su savo nuomonė, kiek jos yra tos ambicijos, kaip reikštis, sakysim, kaip tyrinėtojų, kaip moderatoriui tų įvykių, sakysim, kaip žmogui profesionalui laikančiam ranką ant pulso, sakysim, analizuojančiam savo laikmetį, sakysim. Čia jų yra asmeninis nusiteikimas ir kaip ir daugelį sričių mūsų gyvenimo, kaip ir nėra ką kaltinti, nėra ant ko pykti, ką mes čia dabar pyksimės, dysimės pirštais, netrukdė. Čia dėja yra taip, nes aš manau, kad jie patys buvo labai užsiėmę tais visais persigrupavimais, tai tuo laiku. Persigrupavimais, juk vis tiek, reiškia, žmonės buvo jau gerokai ten apšylę toj vietoj, sakysim, ir jiems reikėjo kažkaip persigrupuoti. Žodžiu, tai aš galvoju, kad svarbiausia, kad jie netrukdė ir per daug nesikišo. Aš asmeniškai iš tiesų, kiek esu turėjus parodų personalinių, arba, sakysim, kaip stebiu, sakysim, kokios tai reiškia tokios, tarkim, iki kokių 10-20 metų po nepriklausomybės atgavimo. Aš nelabai prisimenu, sakysim, miesto valdžios atstovus parodų atidarymus. Gal paskui prasidėjo, kai jau Čiurlionio dailės muziejus pradėjo daryti tas vasario 16-osios tas šventes, parodų tą uždarimą ir apdovanojimas tų nominantų, tos geriausio kūrinio parodos, tada jau galbūt jau buvo kažkaip tai toks akstinas ir proga ir ateidavo žmonės iš savivaldybės. Šiaip paskutiniu metu tai taip tekstilės bienalė susilaukė, kadangi tai yra vis tiek tarptautinio masto renginys ir matyt tai yra svarbu. Žodžiu, kažkaip ir galbūt patys organizatoriai tekstilės bienalės, jie turi tokio, kaip sakant, aktyvumo, jie sugeba prisikviesti ir sugeba išsireikalauti dėmesio ir šiaip dėmesio ir finansinės paramos, žodžiu. Tiesiog galbūt mes tiesiog išsprūdę, reiškia, iš po tos uždangos geležinės, mes tiesiog džiaugiamės, kad mums netrukdo. Tiesiog nesikiša, nes ir tokiu būdu, matyt, reiškia, ir įvyko tas toksai atitrūkimas visiškai, nes mano supratimu, kiek dirbu, tarkim, pedagoginį darbą dailės mokykloje ir, sakysim, kūrybinį darbą, aplamai, būnu renginiuose dažnai, iš tiesų, to kontakto yra per mažai. Tarsi, kaip pasakyti, o tie, kas nelabai bendrauja, tai nelabai apie vieni kitus žino ir toks tarsi, reiškia, kaip ir ignoravimas, o galbūt nėra apie ką pasišnekėti, nėra ryšių, nėra kontaktų. Kažkaip, kol niekas neatsitinka, jokių akibrokštų, jokių incidentų nėra. Aišku, smagu, kai atsirado stipendijos meno kūrėjams iš Kauno miesto. Esu pati gavus šią stipendiją ir tikrai tai yra didelė parama. Čia, kaip sakyti, aš asmeniškai galiu vertinti, bet jeigu taip žiūrint plačiau, tai ta parama jinai galėtų būti įvairiai, kaip sakant, įvairiai teikiama. Bet čia yra, manau, mitas, kad, reiškia, Kaunas yra daugiau technokratų miestas, nes iš senų laikų, kad, reiškia, Vilnius tai ten universitetas, dailės muzikos akademija, o Kaunas tai yra KTU, medicinos akademija. Ir tai, kiek aš save prisimenu, tai toksai ir kad ta aktyvesnioji dalis miestiečių, kurie daro tą karjerą ir atsiranda postuose miesto merijos, jie dažniausiai yra išėję tuos tiksliuosius mokslus, kas pas mus iš tikrųjų, man kaip pedagogai, tai aš matau, kad yra didžiulės spragos tiek pagrindinėse mokyklose, tiek aplamai programuose yra didžiulės spragos to kultūrinio ugdymo, meninio, tiesiog pažintinio.
tiesiog jisai dažniausiai yra, kaip atvirai pasakysiu, imitacinis. Juk labai neseniai dar buvo mokyklose toks paprastas dalykas, kad piešimą gali dėstyti ir geografijos mokytojas, ir darbų mokytojas, sakysim, dailės dalykus. Žinoma, atsiranda tos knygos, vadovėliai, bet pati pedagoginė visuomenė nėra aktyvi, aš jų labai mažai matau parodų atidarymuose, renginiuose. Nemanau, kad čia yra dėl to, kad maži atlyginimai. Tiesiog nėra įpročio, nėra suformuoto to kultūrinio reflekso poreikio. Bet man dėl to gaila, nes paskui ir tie žmonės, kurie baigia tas mokyklas, studijuoja, jiegi paskui daro karjerą, jie eina į postus ir jų tas gyvenimo būdas, kaip pasakyti, irgi diktuoja jų pasaulėžiūroje daro labai didelį įtaką. Tiesiog reikia kontaktų, didesnių kontaktų ir bendradarbiavimo, sakysim, kad ir paprasčiausiuose dalykuose, tarkim, organizuojant miesto šventę. Organizuojant, tarkim, Kauno dienas ar Hanzos dienas. Tiesiog bendradarbiauti su muziejais, su galerijom, ne su pavieniais menininkais, bet per institucijas, tai sakysim, per meninę instituciją, per Dailininkų sąjungą, per galerijas. Aš ta prasme, kad būtų daugiau viešosiuose erdvėse daugiau profesionalaus meno. Aš kalbu apie tai, kad tai būtų profesionalus menas, kad tai nebūtų turgelis, kad tai nebūtų visiškas saldumynas. Aš tiesiog paprasčiausią dalyką matau didžiuliai fondai, tarkim, mūsų Čiurlionio muziejaus. O mūsų savivaldybėje sienos plikos. Kodėl, sakysim, nežinau, aš manau, kad reiškia, kad tai yra visiškai netgi fizinė prasme netolimos institucijos, ir nesakysim, kodėl neeksponuoti, sakysim, dailės kolekcijų. Čia jau skonio dalykas, ką galima būtų pasirinkti. Žiūrėkit, kaip rodo interviu, sakysim, įvairūs veikiai, ten, sakysim, žiūrima, aš jau nekalbu ten apie kažkokius privačius asmenis. Fone visą laiką yra paveikslai. Ir aš visą laiką atkreipiu dėmesį, kas kabo ant sienos, kai šneka, tarkim, gerbiamas tarkim, prezidentas Paksas savo namuose, kas pas jį kabo ant sienos. Tarkim, kas kabo kokios dekoracijos, ką mes matom už nugaros televizijoje. Tarkim, pastebėkit šitą dalyką. Tarkim, šneka garbūs asmenys atstovai savo privačioje aplinkoje, arba, sakysim, ten iš tos vietos, ten iš prezidentūros, iš kažkur. Kas yra? Tai irgi reprezentuoja mūsų tam tikrą kultūrinį lygį, ne tik skonį, bet tai yra, sakant, mes esame civilizuota visuomenė, ta prasme, kaip aš sakau, kad tai rodo, reiškia, kokiam tarpsnį, kokiam laikotarpį mes esame. Tai va, ir šitą bendradarbiauti. Yra universitetas, reiškia, yra, tarkim, didžiulės Kauno klinikinės universitetinės klinikos, ar ne? Yra daug viešų pastatų, daug viešų erdvių, o kažkodėl tai didžiuliai fondai, tarkim, muziejuje, ne viskas yra sudėta. Sudėta į lentynas ir laukia, gal bus kada nors parodyti, o gal nebus. Bet tai yra, mylėjai, tai yra mūsų yra turtas, tai yra mūsų yra visas, kaip sakant, visas laikas, mene yra epochos, visokie atspindžiai. Žodžiu, buvo labai įdomi paroda suorganizuota Čiurlionio muziejaus apie sovietinį meną, sakysim. Buvo lankomumas didžiulis ir buvo iš tikrųjų be galo įdomu nueiti, pasižiūrėti, sakysim, reiškia, kas yra tenais, kur mes buvom. Ta prasme, kur mes jau buvom. Tai dabar su tom grėsmėm šiandieninėm, tai būtų kita vertus irgi labai smagu padaryti, sakysim, kokį nors, tarkim, kaip čia karo tas žanras vadinasi, batalinio meno, sakysim, apie karą, meno kažkokį tai parodą iš fondų ištraukti.
Dabar visi šneka, tarkim, grėsmės, ar nesakysim. Yra karo grėsmės, iš tikrųjų, alsuoja į veidą mums, į nugarą ir į šonus alsuoja, nejaukus vėjai. Žodžiu, kas vyksta. Padaryti, sakysim, pasižiūrėti iš tikrųjų, atsistoti, kaip žmonės reflektavo, sakysim, tokius dalykus, kaip menininkai, dailininkai reflektavo. Daugelis iš jų ir patys gal buvo kare, sakysim, arba, sakysim, yra labai daug visokiausių būdų ir erdvės bendradarbiavimui, ta prasme, kad mes pasidarytumėm vieni kitiems įdomus per tai. Ir atsirastų tie kontaktai neformalūs. Tiesiog įdomu būtų ateiti į tokią parodą arba kažkokią kitokią. Kad ir, sakysim, padaryti portretų parodą, sakysim, yra šventės, miesto šventės. Žinau, kad fonduose ir muziejuose yra, pavyzdžiui, labai daug portretų iškilių žmonių, gal net ne visos Lietuvos, kauniečių. Ar ne, sakysim, portretų parodą padaryti. Ir priminti juos, sakysim, kad menininkai visi tapė portretus. Užsakomuosius, neužsakomuosius. Čia dabar, kas man šauna į galvą, bet, sakysim, idėjų gali būti pačių įvairiausių, sakysim, kaip galima susijęti tas institucijas ir kad mes taptumėm ir reikalingi vieni kitiems, ir įdomus. Gal patiesi nutapius kuriuo nors dabartinio mero portretą? Ne, dar nenutapius. Taip, čia, manau, yra tokia užgavai mano ambicija. Aš esu kažką tapius iš Kauno vaizdų ir beje atrastumėm turbūt pas kiekvieną tapytoją, kuriems nesvetimas peizažo arba urbanistinis ženklas, tas urbanistinis žanras yra, nedaug, bet yra. Ir užgavai mano ambiciją, nes aš vis galvoju, kad reikia tą padaryti. Aš esu bandžius. Nemanau, kad tai buvo man labiausiai pasisekę tie darbai, dėl to aš jų parodose nerodžiau. Ir beje, sakysim, dabar vėlgi pagalvojau, kad jeigu miestas, tarkim, sugalvotų tokį, būtų palankus tokiai idėjai, kad, tarkim, suorganizuotų Kauno miesto plenerą, bet būtent, kad Kaunas yra kaip motyvas, yra Kaunas. Naujamiestis, senamiestis, ar tai Žaliakalnis, sakysim. Būtent. Tai būtų irgi, kaip sakant, toks, būtų galimybė, tarkim, kaupti galeriją. Ir ar tai galėtų būti savivaldybėje, ar kur eksponuojami tie darbai. Tam tikras ir kaip laikmečio atspindys ir kultūringo miesto, kultūringas vaizdas. Mes organizuojam, tarkim, pasikviesti žmonių, gal iš užsienio, gal iš kitų miestų, gal iš draugiškų, bet netolimų šalių, sakysim, iš Latvijos, iš Estijos, kaip jie, nes jų mokykla tapybinė yra šiek tiek skirtinga ir tas būtų įdomu, tarkim, turėti visai, šiek tiek kitokių, stilistiškai kitokių tų darbų, bet kuriuose būtent būtų ta Kauno vaizdai, Kauno ikonografiniai vaizdai. Bet čia yra buvę per Samuolio plenerus, aš pamenu, kiek man teko dalyvauti, tai labai mažai kas, mažai kas ėmėsi tą daryti iš menininkų. Jie labiau savo horizonto, savo akių lygyje, jiems buvo įdomus žmonės, galbūt pati erdvė miesto, gamta, gal labiau, kažkas, bendravimas pats, jie nepiešė Kauno vaizdų, kiek aš prisimenu, arba labai mažai kas tą darė. Dabar Pažaislį, kaip paprastai Samuolio pleneras vyksta, tai ten yra toj vietoj dirbama, tai kiek teko būti keliose parodose, ten buvo pats Pažaislis akcentuotas, vaizduojamas. Beje, vėlgi tema irgi, sakysim,